Sveiki visi. Jei tenka dirbti pervežimų srityje, tai tikriausiai puikiai žinoma, kiek brangaus laiko tiesiog suvalgo nuolatiniai telefono skambučiai. Šiandien kaip tik ir pakalbėsime apie sprendimą, kuris visą šį užsakymų procesą automatizuoja, nuo pat pirmo kliento paspaudimo iki galutinai patvirtinto darbo. Tad kyla esminis klausimas. Ar tikrai įmanoma svetainės lankytojus paversti realiais užsakymais ir tam neprireiktų ne 1 valandas trunkančio pokalbio telefonu? Tiesiog įsivaizduokime, klientai viską atlieka patys, o į sistemą tiesiog įkrenta jau paruošti užsakymai. Būtent šią problemą ir sprendžia automatizacija. Gerai, tai koks tas didžiausias iššūkis? Manau, visi sutiks. Laikas. Tiesiog prarastas laikas. Tie nuolatiniai skambučiai, trikdžiai. Jie ne tik vargina, bet būkime atviri. Jie kainuoja prarastus užsakymus. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo kasdienybėje. Ir štai čia skirtumas matosi kaip ant delno. Ką mes turime kairėje? Na tai tikras chaosas. Skambučiai, kurie niekada nesibaigia, vis tie patys pasikartojantis klausimai ir žinoma amžinos dėrybos dėl kainos. O dešinėje visiška priešingybė - ramybė ir tvarka. Klientas ateina, pats viską susiranda, akimirksniu mato kainą ir užsisako. Viskas. O tas laikas, kuris anksčiau tiesiog ištirpdavo administraciniuose darbuose, dabar jas visas keliauja į tikrus darbus. Gerai, judam toliau. Koksgi tas sprendimas? Na, tai automatizacija. Ir labai svarbu pabrėžti, čia kalbame ne apie eilinę svetainę, tokią kaip vizitinę kortelę, ne. Tai tikras veikiantis įrankis, kuris pats savarankiškai generuoja užsakymus. Būtent. Reikia suprasti vieną dalyką. Tai nėra tiesiog graži skaitmeninė brošūra, anaiptol. Tai yra tikras operacijų centras, kuris visą procesą nuo pirmo paspaudimo iki galutinio užsakymo automatizuoja. Pati sistema sukurta taip gudriai, kad klientui pagalbos tiesiog neprireikia. Jis viską gali pasidaryti pats. Tad natūraliai kyla klausimas, o kaip visa tai veikia? Kas ten per magiją? Pasiglinkime į pačią esmę, į tas pagrindinės funkcijas, kurios ir daro visą šią sistemą, tokią efektyvę. Viskas iš tiesų laikosi ant 4, sakyčiau, kertinių stulpų. Pirmiausia, turime super patogią užsakymo formą. Tada integruota kainos skaičiuoklė, kuri iškart atsako į klausimą, kiek tai kainuos. Trečias dalykas, pats užsakymo procesas yra tiesiog žaibiškas. Ir žinoma, 4, be galo svarbus momentas. Viskas idealiai veikia mobiliuosiuose telefonuose. Juk būtent iš ten šiandien ateina didžioji dalis klientų. Tiesa? O kliento kelionė šioje sistemoje yra, tiesiog juokingai paprasta. 3 žingsniai. Pirmas – įveda duomenis. Antras – akimirksniu pamato kainą. Ir trečias – 1 paspaudimas ir viskas, užsakyta. Jokių laukimų, jokių skambučių, jokių neaiškumų, paprasta. Ir čia prieiname prie pačios esmės, prie frazės, kuri viską pasako. Tai ne šablonas, tai įrankis. Čia nekalbama apie gražų dizainą ar fasadą. Ne. Čia kalbame apie veikiantį mechanizmą, kurio vienintelis tikslas – generuoti pajamas verslui. Gerai, pakalbėjome, kaip tai veikia. O dabar pats svarbiausias klausimas. Koksgi rezultatas? Kokia iš viso to apčiuopiama reali nauda? Atsakymas, tiesą sakant, labai paprastas. Daugiau užsakymų, su kur kas mažiau pastangų. Pirmiausia, sutaupoma begalė laiko. Įsivaizduokite, užsakymai tiesiog atkeliauja į sistemą jau su visa reikalinga informacija. Antra, laimimi klientai. Kai viskas taip paprasta, jie užsako čia ir dabar, neina ieškoti kažkur kitur. Ir kas svarbiausia, visa tai pradeda veikti nuo pat pirmos dienos. Jokių papildomų paslėptų investicijų. Gerai, bet ar toks sprendimas tinka visiems? Kam jis skirtas? Išsiaiškinkime, koks yra tas idealus naudotojas, kuriam šis įrankis duos daugiausia naudos. Šis sprendimas yra tiesiog tobulai pritaikytas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kalbu apie tas, kurios užsiema krovinių pervežimo, baldų gabenimo ar perkraustimo paslaugomis. Būtent tokiame versle automatizacija suteikia, sakyčiau, patį didžiausią postumį į priekį. Taigi, apibendrinant, jei jaučiasi, kad atėjo metas nustoti gaišti laiką atsiliepinėjantys skambučius ir tiesiog pradėti gauti paruoštus, aiškius užsakymus tiesiai į sistemą, tuomet kitas žingsnis yra visiškai aiškus. Tiesiog laikas automatizuoti savo veiklą.